kaip čia pasakyti taip, kad neskambėčiau lengvabūdiškai. Aš nuoširdžiai dirbau 4 metus. Ne, taip sakant, neplepėjau, ne ten bandžiau flirtuoti, ne kažkaip bandžiau pabėgti nuo sunkių klausimų, ar dar kažką dariau. Aš nuoširdžiai dirbau kaip, jautis juodas turbūt 4 metus, taip jaučiuosi, tai faktas, kad tai turi įtakos ir kaip jautiesi, bet man nėra palengvėjimo dėl to, kad nebereikės dirbti dar 4 metus. Mane truputį kita mintis aplankė, nors tos mintis mane jau gal aplankė ir prieš tai, galvojant apie tai, kokios čia gali būti tų rinkimų baigtis. Ir aš pagalvojau, ar aš turėsiu apie ką parašyti knygą. Ir aš tikrai turėsiu apie ką parašyti knygą, vertindama tai, ką vyriausybei pavyko nuveikti, kokiom aplinkybėm pavyko nuveikti, su kokia trapia dauguma pavyko nuveikti. Ir taip ne viską, dėja ne viską, bet tikrai knygą parašyti apie ką aš turėsiu, ir tai nebus knyga apie žmonės, nes nėra jokios vertės rašyti knygos apie žmonės, su kuriais galbūt tu ten kažkokiais klausimais nesutari, tai galėtų būti knyga apie politiką ir apie tai, ką pavyko nuveikti. Tai aš išeisiu iš vyriausybės aukštai pakeltą galvą, taip galėčiau apibūdinti, o toliau jau žmonės pasirinko, jie tą savo pasirinkimą įsivertins taip kaip ir šitą įsivertino po 4 metų, ir labai norėtųsi, kad kada nors iš tikrųjų ta švytuoklė sustotų, net jeigu jis sustos ties socialdemokratais, bet nes kažkaip dėl to truputį apmaudu, kad taip lengva yra sukurti bangą prieš bet ką, kas yra valdžioj, bet galim tikėtis, bet ne faktas, kad taip atsitiks.